Tikiuosi matosi dabar jau viskas, ne? Ar dar ne? Taip, matome. Matote, ne? Tai laba diena visiems. Tema tikrai aktuali. Pastaruoju metu daug diskusijų tą temą atsiranda. Ir iš tikrųjų labai daug mitais apipinta, vadinkime, tą temą. Ne? Tai šiandien norėčiau šiek tiek papasakoti arba bandyti trumpai paaiškinti, nuo ko iš esmės priklauso pastatų energinis naudingumas Lietuvoje. Čia be bejonės tų veiksnių gali būti daug. Ir iš tikrųjų, jeigu tai mes pažiūrėsime į patį dokumentą, ne, statybos techninį reglamentą, pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, tai yra ganėtinai didelis dokumentas, 280 puslapių dokumentas, kuriame yra tikrai daugybė formulių, įvairiausių reikalavimų, lentelių, skaičiavimų ir panašiai. Tai kartais atrodo, kad tas energinis naudingumas iš tikrųjų priklauso nuo labai daug dalykų. Tai šiandien mano toksai, vadinkim, misija ir tikslas šiek tiek susiaurinti tą lauką ir pasižiūrėti į pagrindinius esminius reikalavimus, nuo kurių priklauso Lietuvoje esančių pastatų energinio naudingumo klasė bei pats pastato energinis naudingumas. Tai kad tų klausimų ateityje būtų kaip įmanoma mažiau, arba vadinkime tas aiškumas būtų didesnis, tai va šiandieną ir pabandysiu ir pasistengsiu tą padaryti. Tai turbūt visi mes žinome arba esame bent jau girdėję, kad nuo 21 metų nauji visi statomi pastatai Lietuvoje turi būti A2 plus energinio naudingumo klasė. Šitie reikalavimai, kalbant apie klases, tai yra, vadinkime, kiekviena šalis narė pagal ankstesnę, vadinkime, direktyvą ES įsivedė klasifikavimą. Kažkada tai buvo A klasė aukščiausia, vėliau pereita prie mažai energijos vartojančių pastatų ir beveik energijos nevartojantis pastatai, kas šią dieną žymi A2 plus klasę. A2 plus klasė reiškia tas, vadinkim, tas beveik energijos nevartojančios pastatų savoka, kiekviena šalis narė įsiveda pagal šalies tam tikrus reikalavimus, esančią situaciją, tiek energetinę, tiek ekonominę. Tai šiuo atveju, kalbant, Lietuvoje pastatai, kurie daugiau negu pusę energijos vartoja iš atsinaujinančių energijos šaltinių, pirminės energijos, tie pastatai, vadinkime, gali pretenduoti A2 plus klasę. Tačiau yra tam tikrų ir papildomų reikalavimų, kurie būtent ir leidžia pastatui pasiekti vieną ar kitą energinio naudingumo klasę. Reiktų pabrėžti, kad ir nuo 24 metų, nuo 2024 metų visi nauji modernizuojami pastatai, kuriems yra skiriama parama, valstybės parama, ES parama, energinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B klasė. Aišku, energinio naudingumo klasių reikalavimai nėra taikomi parduodamams arba išnuomojamiems pastatams, tai vadinkime, tai yra nustatoma faktinė klasė ir pagal tai jau galima spręsti, koks pastato energinis efektyvumas. Tai šiandienai norėčiau išskirti, vadinkime, 9 esminius rodiklius, pagal kuriuos pastatas vienaip ar kitaip tenkina energinio naudingumo klasę. Tai šiuo atveju apie kiekvieną iš jų aš šiek tiek užsiminsiu ir papasakosiu, bet iš principo kalbant, tai būtų pastato atitvarų savitieji šilumos nuostoliai, taip pat šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti. Jeigu yra pastate mechaninio vėdinimo sistema, tai tos sistemos techniniai rodikliai, kas kartais pamirštama ir iš tikrųjų daugam būna ar naujiena, kad pastato pertvarų tarp aukštinių perdenginių šiluminės savybės yra reglamentuojamos ir esantis reikalavimai yra. Toliau pastato energijos vartojimo efektyvumo rodikliai, tokie mistiniai, kurie kartais atrodo, kas tai per daiktas, tai apie tai pakalbėsim. Tai C1 ir C2 rodiklis.
Toliau pastate sunaudojamos energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių, pastato norminės metinės pirminės energijos sąnaudos bei pastato sandarumas. Tai vat, aš išskirčiau šitus pagrindinius 9 statinio rodiklius, pagal kuriuos pastatas įgauna vieną ar kitą energinio naudingumo klasę. Tai keliaujame pagal kiekvieną iš eilės. Ne? Tai savitieji šilumos nuostoliai per atitvaras. Tai mes puikiai suprantame, kad mes turime šilumos nuostolius per atitvaras, šilumos nuostolius dėl vėdinimo, tai aišku, vidinius šilumos įsiskirimus ir šilumos pritekėjimus iš išorės. Jeigu kalbėt apie savituosius šilumos nuostolius, tai mes kalbame apie atitvarų šiluminę savybę. Tai šiai dienai, vadinkime, reikalavimai susijęti yra su optimalaus lygio skaičiavimo metodika, kuri yra taikoma visom ES šalim narėm ir kurios yra įsidiegusios būtent šitą energijos naudingumo reikalavimo direktyvos sistemą. Tai liečia visas ES šalis. Ir iš tikrųjų ta šiluminių savybių rodikliai, jie kinta priklausomai nuo to vadinamojo optimalaus lygio skaičiavimo rezultatų. Tai faktiškai iki 2017 metų mes turėjome pakankamai griežtus reikalavimus, nuo 2017 metų šitie reikalavimai yra šiek tiek sušvelnėję ir be abejonės tie reikalavimai yra, vadinkime, tokie kaip jeigu pastato šitos šilumos savybės yra taikomas pastatui, tai pastato savitieji nuostoliai atitiks tos klasės, energinės naudingumo klasės šilumos nuostolių balansą, ne, su tam tikru nedideliu rezervu. Tai faktiškai šitos šiluminės savybės yra tai kaip, vadinkim, rodiklis, pagal kuriuos jau reikėtų žiūrėti apie kaip turėtų būti sukonstruota pati atitvara, kokios naudojamos statybinės medžiagos, šiltinamieji sluoksniai, tai yra termoizoliacinės medžiagos bei kiti sprendimai. Ne? Dar vienas labai toksai svarbus momentas, tai kad savitieji šilumos nuostoliai arba šiluminės savybės susietos su atitvaromis, tai faktiškai mes turime galimybę vienų atitvarų šiluminės savybės neturint galimybių, kitaip tariant, turėti pagal nurodytas reglamente vertės, jas šiek tiek galima pabloginti, bet turėsime kompensuoti kitų atitvarų šiluminės savybės. Tai tas vadinamas šilumos nuostolių balansas ir yra labai labai svarbus. Tai šiuo atveju, kalbant apie atitvarų šiluminės savybės, tai mes kaip ir visi dažniausiai įsivaizduojame, tai yra termoizoliacinės medžiagos. Bet paimkime labai paprastą pavyzdį, tai atitvarų šiluminėse savybėse dalyvauja ne tik tais termoizoliacinės medžiagos, bet ir kitos statybinės medžiagos. Tai paimkime labai paprastą pavyzdį, tai yra mūro konstrukcija, tai tarkime, jeigu mes turime kito betono blokelių mūrą, kurio šilumos laidumo koeficiento vertė yra praktiškai 8 kartus mažesnė negu pilnavidurio silikatinių blokelių mūro, šiuo atveju mes šiluminės savybės, turėdami tą patį termoizoliacinio sluoksnį, galime turėti ir 10 ir daugiau procentų kitokias šiluminės savybės, vadinkime tai. Tai tas vadinamasis balansas tarp atitvaros šiluminių savybių, tarp medžiagų, kurias yra naudojamos, yra taipogi ne ką mažiau svarbus. Tai dažnai pamirštame mes šitą vietą ir galvojame, kad tik termoizoliaciniai medžiagos apsprendžia šitos klausimus. Tai iš tikrųjų dalyvauja visi elementai ir tą reikėtų žinoti. Kitas dar vienas labai svarbus dalykas, tai kad jeigu mes turime termoizoliacinės medžiagos, ypatingai ventiliuojamose fasadinėse sistemose, tai jose dažnai naudojami įvairūs laikikliai, tvirtinimo elementai fasadiniai apdailai laikyti. Ne? Tai va šitų elementų medžiagiškumas taipogi daro didelį įtaką bendrajam atitvaros šilumos perdavimo koeficientui. Tai vadinkime, jeigu mes turime, tarkime, aliuminio lydinio medžiagą, metalo, o kitoje vietoje mes turėtume nerūdijančių plieno kronšteinus, kaip pavyzdys, jie gali būti identiški savo konstrukcija, netgi ir išmatavimais.
tačiau jų šiluminės savybės gali skirtis iki 10 kartų, priklausomai nuo medžiagos, tai sudėties. Tai šiuo atveju netgi tai gali įtakoti ir pačio termoizoliacinio sluoksnio storio skirtumą ir ganėtinai ženklų skirtumą, siekiant turėti tą patį atitvaros šiluminės savybės. Tas pačias. Tai va šiuo atveju netgi atskirais momentais, ypatingai jeigu kalbam apie modernizuojamus pastatus, šiai dienai daugiabučius pastatus, tai tas skirtumas gali būti net ir termoizoliacinio sluoksnio, net ir iki dvigubai. Tai šiuo atveju labai, labai svarbu apie tai irgi turėti galvoje ir žinoti. Tai va, tai pagrindiniai dalykai susijęs su savitaisiais šilumos nuostoliais. Sekantis rodiklis, nuo ko priklauso pastato energinis naudingumas, tai yra šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti. Tai yra, kas jame dalyvauja šitose rodikliuose. Ne? Tai yra šilumos šaltinis, koks yra šildymui, tai ką mes naudojame per patį šilumos šaltinį, tai kokia energija yra. Ne? Toliau šildymo sistemos reguliavimas. Tai ar mes turime automatizuotą ar rankinę valdymo sistemą. Ypatingai jeigu kalbam apie daugiabučius, nemodernizuotus pastatus, kuriuose nėra galimybės reguliuoti patalpų temperatūros priklausomai nuo išorinių šilumos pritekėjimo arba vidinių šilumos įsiskyrimų. Tai vėlgi gali būti veiksnys nuo patalpų perkeitimo ir naudojimo energijos bereikalingai. Toliau šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Tai čia būtent sueina šitie nuostoliai, kurie apsprendžia tai pastato sandarumas, šilumos nuostoliai dėl vėdinimo sistemos ir be abejonės šilumos nuostoliai dėl atsirandančių durų varstymo ar tai ten langų varstymo. Ne? Šilumos pritekėjimai ir vidiniai šilumos įsiskyrimai. Šitoje vietoje labai svarbus momentas yra tai, kad kaip yra ne tik tais, kaip pastatas yra iš kokių medžiagų pastatytas, ne, kokios termoizoliacinės medžiagos naudojamos, bet kaip ir architektūriškai yra išspręsti tam tikri sprendiniai, kurie leidžia, pavyzdžiui, šaltuoju metų laikotarpiu, kuomet mes turime, tarkime, ankstyvą pavasarį arba vėlyvą rudenį, kuomet dar jau saulės spinduliuotė yra pakankamai nemaža, ne, ir šilumos mes galime gauti, tai kaip mes suvaldome tos šilumos pritekėjimus. Ir be abejonės vasaros metu, kaip mes sugebame sumažinti šilumos pritekėjimus iš išorės, suformuodami tam tikrą šešėliavimą, tarkime, ar panašiai. Tai va, ir be abejonės dar vienas rodiklis, tai yra pastato masyvumas. Tai yra, vadinkime, iš kokių medžiagų sudarytas visas pastatas ir kiek jisai sugeba suakumuliuoti tos šilumos, kuri išsiskiria būtent iš vidinių šilumos įsiskyrimų. Tai gali būti įvairūs prietaisai, žmonės esantis viduje, tarkime, gyvenamosios paskirties pastatuose, tai maisto gamyba arba įrenginių išskiriama šiluma ir be abejonės tas, kiek suakumuliuoja tos šilumos iš išorės dėl išorinės saulės spinduliuotės bei šilumos esančios. Nes skaičiavimais atliktais, jeigu mes turime identišką pastato architektūrą, tarkime, nežiūrime į šitas nuotraukas, bet mintis yra ta, kad turime 3 identiškus vienodus pastatus su tom pačiom šiluminiam savybėm, tačiau konstrukciniai sprendimai gali skirtis tuom, kad, tarkime, mes turime labai lengvą pastatą, vidutinio masyvumo pastatą ir labai masyvų pastatą. Šiuo atveju mes galime turėti tarp labai lengvo pastato ir labai masyvaus pastato net iki 10% skirtumą energijos sąnaudos šildymo atžvilgiu. Tai reiškia, labai masyvus pastatas gali iki 10% mažiau suvartoti energijos būtent pačio pastato šildymui, nes jisai sugeba suakumuliuoti dalį iš vidinės įsiskiriamos šilumos bei šilumos pritekėjimus. Tai vėlgi, nėra taip, vadinkime, kaip taisyklė, vadinkim daugiau, kad tai yra galimybė, tai visi tie sprendimai, tiek konstrukciniai, tiek architektūriniai sprendimai yra labai, labai svarbus, žiūrint iš energinio efektyvumo bei energijos sąnaudų šildymų. Tai kaip mes efektyviai naudojam. Tai ne vien tik tai priklauso, vadinkime, tas šilumos šaltinis ar energijos šaltinis. Ir kiti veiksniai taip pat nulėmė, kokios bus energijos sąnaudos pastatui šildyti. Toliau
Dar vienas rodiklis, apie kurį vertėtų žinoti ir iš tikrųjų yra apaugęs šiek tiek mitais, tai kad mechaninio vėdinimo sistema su rekuperacija ir jų techniniai rodikliai. Ne? Tai yra toks reikalavimas ir mes visi įsivaizduojame, kad jau visuose naujuose pastatuose turime turėti mechaninio vėdinimo sistemą. Ne? Tai iš tikrųjų tame tiesos yra labai daug, todėl kad reikia suprasti vieną pagrindinį dalyką. Vėdinimo sistema pati pastate gali būti ir natūrali ir nėra draudžiama Lietuvos Respublikoje ir pagal mūsų galiojančius teisės aktus natūralus vėdimas taip pat yra leidžiamas. Tiesiog mes turime suprasti vieną momentą, tai kad vėdinimas natūralus turi būti organizuotas per vėdinimo sistemą, natūralaus vėdinimo sistemą, bet nesudaryti, vadinkim, sąlygų vartotojui turėti instrukciją, kaip kada atsidaryti langą arba įsijungti gartraukį, kad mums turėtume reikiamo oro kiekį. Nes mes turime higienos normas, mes turime reikalavimus oro apykaitai teisės aktuose ir mes turime tą šviežio oro patekimo kiekį arba tą oro kiekį užtikrinti nuolatos. Tai mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija mums leidžia ne tik tai, kad užtikrinti tą oro tiekimą į patalpas, bet ir tuo pačiu ištraukiamos iš patalpų šilto oro šilumą panaudoti tiekiamo oro pašildymui. Ne? Ir tokiu būdu mes galime turėti efektyvesnį vėdinimą, o ne tik tai šaltą orą priputinėti ir per šildymo prietaisus tą orą pašildyti. Tai jeigu mes turime mechaninę vėdinimo sistemą su rekuperacija pastate, tai be abejonės priklausomai nuo energinio naudingumo klasės jam yra keliami ir tam tikri reikalavimai. Tai šiuo atveju du esminiai reikalavimai yra keliami, tai yra pačio rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ir kiek bus suvartojama elektros energijos vienam kubiniam metrui oro praleisti. Tai čia įskaitant ir pačią įrangą, ir jos valdymą. Yra specializuoti europiniai standartai, pagal kuriuos yra atliekami tie bandymai ir tie rodikliai yra nustatomi bandymo būdu. Tai va, tai šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie A2 plus klasės pastatus šiai dienai, ne, tai tas naudingumo koeficientas rekuperatorius turi būti 80% nemažesnis, išskyrus atskirų srautų vėdinimo įrenginius ir ventiliatorių naudojama elektros energijos kiekis turi būti nedidesnis kaip 0,45 vatvalandės kubinių metrų oro. Tai kaip minėjau, šitie rodikliai yra deklaruojami gamintojų pagal atliktų bandymų rezultatus. Priklausomai nuo įrenginio, tam standartas yra ir tam tikras ir naudojam. Dar vienas rodiklis, pagal kuris yra taipogi svarbus ir tą reikia tikrai suprasti, dėl ko jisai yra toksai atsiradęs, tai yra pastatų pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminė savybė. Iš tikrųjų, jeigu mes turime pastate, ir taip yra numatyta mūsų statybos techniniam reglamente, turime atskirus šildymo prietaisus, atskiri butai ar atskiri vienetai, ne? Arba centrinį šildymą, tačiau autonominius šilumos apskaitos priemonės, vadinkime, tai vadinamus šilumos punktelius, kiekvienas butas ar patalpa, kuris turi galimybę išjungti šildymo sistemą savarankiškai. Tokiu atveju, priklausomai nuo energinio naudingumo klasės, yra minimalūs šiluminiai reikalavimai. Kodėl tie reikalavimai yra? Tai, kad mes visi kaip ir puikiai suprantame, ne, kad jeigu mes turime vieną su kitu butus tą vadinamą besiribojančią sieną ar perdangą, čia nuostoliai nesiskaičiuoja ir galios skaičiavime šilumos nuostoliuose, ne, kurių reikės šildymo prietaisam parinkti ir panašiai, šiuo atveju tarp tų perdangų ar pertvarų nuostoliai nesiskaičiuoja. Tačiau mes turime normalią situaciją, kuri atsitinka gyvenime ir tai yra gyvenimiška situacija, kad dalis, pavyzdžiui, būtų dar nėra parduota. Tai natūraliai klausimas, gal tas ir parduota, tačiau savininkas dar kol kas jame negyvena ir netlieka jokių veiksmų, tarkim, įsirengimo ir panašiai. Tai jeigu jisai išjungia šildymo prietaisą, tai yra, tarkim, žiemos metu, o į aplinkį iš abiejų pusių supa keli butai,
Tai natūraliai tie šilumos pritekėjimai iš gretimų būtų gali dalinai pakelti jo temperatūrą patalpose, ane? Tačiau jisai pasinaudos gretimų būtų šildymo prietaisų naudojama, išskleidžiama šiluma, arba kitaip tariant, kaimynai jam už jo šildymą ir susimokės. Tai kad šitokių problemų būtų kuo mažiau, ne tik akustinės savybės, bet ir šiluminės, yra reglamentuojama ir aiškiai nurodoma, kokios turi būti minimalios apšiltimo lygiai tarp aukštinių perdenginių ir tarp būtinių pertvarų. Tai va, tai dar vienas yra tikrai svarbus rodiklis, kuris gali irgi nulemti pastato energinio naudingumo klasę. Toliau pereinu prie tų dviejų mistinių rodiklių, tai energijos vartojimo efektyvumo rodiklis C1 ir C2. Tai iš tikrųjų tai yra du rodikliai, tai C1 rodiklis, jisai apibūdina, kaip pastate yra efektyviai naudojama neatsinaujinanti pirminė energija. Neatsinaujinanti pirminė energija tai yra ta, kuri, vadinkime, pirminė energija, kurios mes nėra kaip atnaujinti, ne, tai yra, vadinkime, tam tikros iškesenos ir panašiai, kurio mes negalime ir neturime galimybės atnaujinti. Tai šiuo atveju C1 rodiklyje yra tokie elementai, kurie skaičiuoja energijos vartojimą, tai yra šildymas, vėdinimas, vėsinimas ir apšvietimas. O į atskirą C2 rodiklį yra, kaip neatsinaujinančią pirminės energiją efektyviai naudoja karšto buitinio vandens ruošimui. Tai šiuo atveju, kaip karštam vandeniui paruošti, mes naudojame pirminę energiją. Tai jeigu žiūrėti į C1 rodiklį, nuo ko priklauso, kokie elementai dalyvauja pagrindiniai nustatant tą C1 rodiklį, tai galima išskirti šituos. Ne? Tai yra pastato titulų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių. Tai priklausomai nuo pastato šilumos nuostolių mes automatiškai turime tam tikrą energijos kiekį, kurio reikės pastatui šildyti. Ne? Ir automatiškai, priklausomai nuo šilumos šaltinio, nuo energijos šaltinio, mes turėsime neatsinaujinančios pirminės energijos kiekį. Mechaninio vėdinimo su rekuperacijos sistemos techninių rodiklių. Tai mes, aišku, naudojam tiesiogiai elektros energiją, jeigu mes orą pašildome, tai kokia energija šildymui panaudojama ir kiek toje energijoje yra neatsinaujinančios pirminės energijos dalies. Toliau, pastato pertvarų tarp aukštinių perdenginių šiluminės savybės. Tai vėlgi, kaip grįžtų atgal prieš tai, kur rodiklį kalbėdamas, tai kiek mes nuostolių galime patirti, jeigu mes neturėsime šalimais patalpose šildymo. Toliau, pastato sandarumas. Tai yra tiesiogiai priklausomai nuo pastato sandarumo mes galime turėti tam tikrą oro kiekį, šalto oro kiekio nevaldomo, kuris patenka, vadinkim, kartu su vėju į patalpas. Taip pat šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti. Tai yra būtent konkrečiai, kiek mes tos energijos naudojame ir iš kur tą energiją naudojame tiesiogiai pastato šildymo sistemai. Be abejonės dar reikėtų paminėti ir ilginiai šiluminių tiltelių perdavimo koeficientų vertės, tai čia šitoje vietoje tai vadinkime konstrukciniai architektūriniai sprendiniai ir kaip yra subalansuota arba suderintos įvairios medžiagos, kad užtikrintume mes pakankamą ilginių šiluminių tiltelių nuostolių balansą tokį, kad jisai neviršytų nurodytų verčių statybos techniniame reglamente. Taip pat pastate sunaudojamas energijos iš atsinaujinančių išteklių. Tai yra, jeigu mes naudojame energiją, tai gali būti taip, kad mes turime didesnę dalį, tarkime, iš neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo, tai automatiškai pastato energinio naudingumo klasė mažėja ir tikėtis aukštos energinės naudingumo klasės būtų sudėtinga. Šiuo atveju, kuo mes daugiau atsinaujinančios energijos naudojam, tuo artėjame per šitą rodiklį prie aukščiausios A2+ klasės reikalavimo atitikimo. Tai kiek mes naudojame atsinaujinančios energijos būtent tiek šildymui, tiek vėdinimui, tiek vėsinimui, tiek ir apšvietimui. Tada, jeigu pereinam prie C2 rodiklio, tai aš kaip ir minėjau, kaip efektyviai naudojama energija, neatsinaujinanti pirminė energija karšto vandens ruošimui, tai šitas rodiklis priklauso turbūt nuo pagrindinių tokio karšto vandens ruošimo rodiklio. Tai karšto vandens įrenginio naudingumas, tai kaip
kokiu šildymo prietaisu mes tą karštą vandenį ruošime, ne? Ar mes tiesiog taip pajuokaujant, ne, su virduliu užsikaitinsime tą vandenį, ar mes turėsime kažkokią šiuolaikišką, efektyvę ir energiškai efektyvę, daug naudojant, tarkim, atsinaujinančios energijos, saulės energiją, vėjo jėgainės, generuojama elektra ir panašiai. Valdymo galimybių, kaip tas karštas vanduo yra valdomas. Ar mes pastovėje talpoje palaikome karštą vandenį, ar mes pagal kažkokį išankstinį režimą nustatome tą karštą vandens ruošimą, ne, kad mums nepastoviai laikytų karštą vandenį. O galbūt netgi ir šiais laikais yra šildymo prietaisai, kurie būtent įvertina vartotojo elgseną. Tai yra, kitaip tariant, seka vartotojo elgseną ir pagal tai pareguliuoja tą vadinamą ekonomiškiausiai arba energiškai efektyviausiam režime dirbti, kaip reikėtų. Toliau vamzdynų ir akumuliacinių talpų apšiltinimo, tai natūralu, jeigu mes turime kažkokią talpą, į kurią užkrauname karštą vandenį, tai mes galime patirti ir tuos karšto vandens šilumos nuostolius. Tai yra, jeigu sistema vamzdynai apšiltinti, talpos apšiltintos, tai mes tų nuostolių patirsime kur kas mažiau. Pati cirkuliacija, tai čia šitoje vietoje turbūt reikėtų atskirti du dalykus, tai yra recirkuliacija ir cirkuliacija. Nes paprastai, tarkime, jeigu kalbame, kad jeigu atidarome maišytuvę, paleidžiame vandenį, tai kritus slėgiui, tas cirkuliacinis siurblys, tai automatiškai kelia slėgį ir mums tą vandens kiekį paduoda. Jeigu yra sistemoje sistemoje vanduo, tai tarkime po slėgiu, tai tas irgi vanduo per ten teka. Tačiau tam tikrais atvejais ta cirkuliacija reikalinga, kad palaikyti nuolatinę karšto vandens temperatūrą prie pat maišytuvo. Tai dažnu atveju tai yra naudojama tiek daugiabučiuose namuose, kur yra naudojami tie vadinami gyvatukai, kuriuose cirkuliuoja būtent karštas vanduo ir naudojamas kartu ir prausimuisi, ir karšto vandens naudojimas. Ir paskutinis toksai būtų, kurį galima išskirti, tai vandeniu šildyti naudojamos energijos rūšies. Tai vėlgi, kaip aš ir minėjau, tai priklausomai nuo to, ar mes, pavyzdžiui, gamtinės dujas naudojame karšto vandens ruošimui, kas turi didžiulį neatsinaujinančios pirminės energijos kiekį ir praktiškai labai labai mažai atsinaujinančios energijos, ar tarkime naudojame, kad ir tą patį elektrinį boilerį, tačiau mes didžiąją dalį karšto vandens pasigaminame, tarkime, papildomai šilumos siurblys ir saulės ar vėjo jėgainės sugeneruojama elektros energija. Tai čia, vadinkime, tas bus labai mažai neatsinaujinančios pirminės dalies ir labai daug atsinaujinančios dalies. Tai va, šitie elementai ir nulemia būtent CO2 rodiklio vertę. Dar vienas rodiklis tai yra pastate sunaudojamos energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių. Tai kaip aš ir minėjau, tai priklausomai nuo to, kokį mes kuro rūšį, energijos rūšį naudosime pastate, nuo to priklausys taipogi šitie reikalavimai, vadinkime, atitikimas vienos ar kitos klasės reikalavimų. Tai kuo daugiau mes naudosim iškastinio kuro, kuo daugiau mes naudosim neatsinaujinančios pirminės energijos turinčio energiją, tuo mes bloginsime pastato energinį efektyvumą. Ir atvirkščiai, kuo daugiau atsinaujinančios energijos, tuo didinsime energinį efektyvumą. Ir reikia suprasti tai, kad netgi jau nuo 22 metų rugsėjo mėnesio yra įsigaliojęs reikalavimas, kad jeigu, tarkime, mes turime net ir C energinio naudingumo klasės pastatuose, net 25% pastato šildymui užtikrinti iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tai faktiškai, jeigu mes naudojame, tarkim, įsivaizduokime, yra kažkoks pastatas ir mes jį rekonstruojame ir siekiame C energinio naudingumo klasės, tarkim, be paramos, nes tada tokiu atveju leidžiama energinio naudingumo klasė šiandieną yra C. Tai gaunasi taip, kad naudojant vien tik tai gamtinės dujas, šildymui ir karšto vandens ruošimui, mes tos klasės negausime, nes tiek, kaip aš ir minėjau, gamtinės dujos turi labai daug neatsinaujinančios pirminės energijos ir labai mažai
atsinaujinančios energijos ir finale mes turime tokią situaciją, kad tų 25% iš atsinaujinančių energijos šaltinių mes tiesiog ir neužtikrinsime. Tas pats galioja B klasiai, kur yra apie 30 procentų, A klasiai 35 ir A plus klasiai 40 procentų turi sudaryti. Tai labai labai svarbus rodikliai, kurie gali nulemti. Toliau pastato norminės metinės pirminės energijos sąnaudos, ne, tai čia šitoje vietoje galima būtų pasakyti, kad pirminė energijos sąnaudos irgi turi tam tikras lubas. Vadinkime, priklausomai nuo pastato paskirties ir priklausomai nuo pastato energinio naudingumo klasės bei jo šildomo ploto yra pagal statybos techninį reglamentą nurodytos viršutinės ribos, kurių negali, vadinkim, viršyti pastatas, kiek jis suvartos pirminės energijos. Reiškia, mes tą pirminę energiją turime irgi turime šiandienai tam tikras ribas. Tai vadinasi, jeigu yra viršijama ta pirminė energija, tai reikia iš karto peržiūrėti sprendinius, ar tai gerinti šiluminės savybės atitvarų, ar tai spręsti per tam tikrus inžinerinius sprendinius, ne, tai galbūt keisti šilumos šaltinę, galbūt reguliavimo tipą, galbūt vėdinimo sistemos charakteristikas ir taip toliau ir panašiai. Tai vat šitie dalykai irgi gali lemti ir, vadinkime, nuspręsti pastato energinio naudingumo klasę. Ir paskutinis rodiklis, į kurį turbūt reikėtų vienas iš didesnių dėmesio atkreipti, kalbant apie statybos kokybės įvertinime pačios, tai yra pastato sandarumas. Tai iš tikrųjų pastato sandarumo matavimas, jisai nurodo, vadinkime, kelis aspektus. Tai vienas dalykas, galima identifikuoti, koks yra neprognozuojamas, vadinkim, arba net neprognozuojamas, o taip aiškiau pasakius, nevaldomas bus šilumos praradimai dėl kažkokios infiltracijos šalto oro į patalpas per nesandarias vietas. Tai yra vienas momentas, ne? Kitas dalykas tai yra kokybės pasitikrinimas statyboje, nes mes, kiekvienas vartotojas, kuris, tarkime, suinteresuotas turėti kuo energiškai efektyvesnį pastatą, esame visi norime, kad kuo mažiau tos energijos švaistytume. Tai reiškia, vienas iš tokių būdų, realių būdų, per kurį galima tą rodiklį sandarumo nustatyti, tai yra pats sandarumo matavimas. Ir aišku, jį apsprendžia keli dokumentai, tai tiek europinis standartas, tai jisai nusako patį bandymą, turbūt jau daugelis iš jūsų esate ir girdėję, arba netgi ir fiziškai susidūrę savo objektuose, savo pastatuose, savo namuose su tais matavimais ir matėte, kaip jie yra atliekami. Ir aišku, mes turime priklausomai nuo energinio naudingumo klasės ir tam tikrus reikalavimus. Tai faktiškai, jeigu mes kalbam apie gyvenamosios administracinės mokslo bei gydymo paskirties pastatus, tai jau yra keliami griežčiausi reikalavimai pastato sandarumui. Ne? O jeigu turime kitų paskirčių pastatus, tokius kaip maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto ir taip toliau, mes turime jau švelnesnius. Tai kaip pavyzdys, A2+, gyvenamosios yra oro apykaita nedaugiau kaip 0,6 karto per 50 paskalių slėgių skirtumą. Tas 50 paskalių slėgių skirtumas mistinis, kad taip įsivaizduoti, tai jūsų pastatą veikia apie 10 metrų per sekundę vėjo greitį. Ir jeigu turim, tarkim, maitinimo arba prekybos paskirties pastatą, tai tas rodiklis praktiškai beveik dvigubai leidžiamas blogesnis, ne? Tai šiuo atveju yra oro apykaita nedidesnė kaip 1. Tai va. Tai čia būtų pagrindiniai tokie rodikliai, į kuriuos tikrai reikėtų ir dažniausiai yra atkreipiamas dėmesys ir nuo ko priklauso energinis efektyvumas. Tačiau kartais susidaro įspūdis, kad tas energinio efektyvumo rodikliai, jie atsiradę taip tiesiog šiai dienai kartais girdima, kad iš kur, kaip, dėl ko tie rodikliai yra ir galbūt jie per griežti, galbūt jie per švelni, ne, ir iš kur jie atsiranda.
Tai iš tikrųjų čia kaip aš ir minėjau pačioj pradžioj šiek tiek, tai šitus reikalavimus apsprendžia optimalaus lygio arba sąnaudų atžvilgių optimalaus lygio skaičiavimai. Angliškai cost optimal vertinimas, tai yra metodika, tai yra iš Europos komisijos pavesta metodika, jas atlieka kiekviena ES šalis narė, atlieka tos skaičiavimus ir jie vykdoma kas 5 metus. Supratimui tam, kodėl kas 5 metus mes negalim reglamentų kaitalioti ir atrodytų taip pat paimti ir keisti tų reikalavimų kas metus, nes mes suprantam, kad projektavimas užtrunka, paskui iki projektavimo tam tikrų dokumentų gavimas, paskui pati statyba jinai gali užtrukti. Ir jeigu mes čia taip mėtytumėmės arba tie reikalavimai būtų dažnesni, tai iš tikrųjų jau rinka sunkiai suprastų, apie ką eina kalba ir dėl ko taip tas kaitaliojimas ir labai būtų sunku į tą įsivažiuoti. Tai šiuo atveju kas 5 metus yra privalomas skaičiavimas, ne, pagal nustatytus reikalavimus Europos konvencijos. Yra du būdai, tai yra finansinis bei makroekonominis. Makroekonominį naudoja konkrečiai Lietuva, tai vadinkim tą švelnesnį būdą, priklausomai nuo energijos kainos, nuo statybų kainos ir nuo kitų kriterijų. Ir atliekami kas 5 metus, tai 2012 pradžia, 2024 metais pagal 2022 metų duomenis mes šiai dienai ir gyvename. Tai numatoma sekančių skaičiavimų Lietuvoje data pagal visus reikalavimus turėtų būti apie 2027 metus. Tai va, tai šiai dienai mes turime tokią situaciją. Ir pagal tuos skaičiavimus ir yra reglamentuojami šitie energinio efektyvumo reikalavimai. Tai kad bendrai suprasti, kad ne tai, kad kažkas sugalvojo, sumastė, įdėjo, ar taip pat tas vertės ir mes čia turime energinį efektyvumą. Tai būtų tiek iš manęs trumpai. Iš tikrųjų, šita tema naujos energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus mes 6 dienas pilnas po 7-8 valandas kalbam ir pasakojam, kaip nustatoma. Ir labai yra sunku galbūt sudėti tą labai trumpą laiką, bet aš manau, kad ta informacija buvo naudinga ir šiek tiek aiškumo įnešta. Ačiū, Karoli, kadangi mes sutaupėm laiko, turim šiek tiek laiko, tai sulaužysim taisyklės, šiek tiek prabėgsim klausimus. Aš norėčiau, galbūt tu jau kažką atsakėjai, tiesiog užtvirtinti. Dar neatsakinėjau. Ne, turiu galvoj, gal jau savo prezentacijos būdu atsakėjai, bet užtvirtinti labai trumpai, kad sudėlioti į lentynėles tuos klausimus. Tai pirmas klausimas yra, koks yra dėmesys ir reikalavimai pastatų karšto vandens sistemoms, juk ten energijos poreikiai ir nuostoliai didesni nei lyginti su fasadų konstrukcijų laikiklių rodikliais. Tai čia būtent apie ką ir kalbėjau, tas C2 rodiklis, tai yra neatsinaujinančios pirminės energijos efektyvumo naudojimo C2 rodiklis ir jam yra uždėti, vadinkime, lubos arba kitaip tariant reikalavimai. Tai jeigu mes turėsime neefektyvę karšto vandentiekio sistemą, tarkime, didelį vamzdynų ilgiai, neproporcingai tam pastatui, neapšiltintas talpas arba tą šilumos šaltinį turėsime neefektyvų, tai dėl to C2 rodiklio mes ir nepasieksime aukščiausios energijos naudingumo klasės. Ar tu galėtum man, nesuprantančiam, šiek tiek paaiškinti apie tą C2 rodiklį? Aš kaip supratau, jisai gerėja, jeigu, pavyzdžiui, efektyvumas negerėja, bet daugėja atsinaujinančios energijos naudojimo. Ar neteisingai? Ne visiškai teisingai, nes ne vien tik tais energijos rūšis nusprendžia šitą C2 rodiklio efektyvumą, arba kitaip tariant jo vertę. Apsprendžia ir kaip mes efektyviai, kokį mes turim reguliavimą ir panašiai. O jeigu kalbėkime apie proporcijas, ne? Kiek turi įtakos kiti rodikliai ir kiek atsinaujinantis energetikos ištekliai maždaug? Žinokit, neišvesiu, aš dabar procentų nepasakysiu, bet tarkime, tikrai energijos rūšis turi tikrai mano galva vieną didžiausių proporcijos dalių, ta prasme procentinė įtaka. Tai vis dėlto energijos rūšis svarbus čia momentas. Be abejonės, tai faktas, ar mes naudosime daug neatsinaujinančios pirminės energijos, tokios kaip anglis, dujos ar naftos produktai, vadinkime tiesiogiai, ar mes naudosime kaip pavyzdys saulės generuojama elektros energija, tarkime. Tai čia didžiulis skirtumas tarp pirminės energijos faktorių.
Tada sekantis klausimas, minėjote, kad nėra draudžiamas natūralus vėdinimas, tačiau higienos normose gyvenamų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas aiškiai yra reglamentuota, koks turi būti oro judėjimo greitis, kad nejaustum skersvėjo, taip pat reglamentuotas ir temperatūrų skirtumas, kuris negali skirtis daugiau kaip 3 laipsniais. Tai aš ir užsiminiau, kad aiškiai reglamentuojama, kad natūralus vėdinimas turi būti daromas per vėdinimo sistemą. Ir jisai neturėtų būti vėdinimo sistema, būti natūrali vėdinimo sistema, traktuojant per langus. Ir kaip aš ir sakiau, kad vos ne pasidaryti instrukciją, kada atidaryti, kada išeinu iš namų, tada atidarau langus, galbūt įjungiu gartraukį, kad padidinti oro kiekį ir panašiai. Čia aš kaip pasakyti, kaip pavyzdį šaržuodamas pasakiau, kad tai nėra vėdinimo sistema. Langai nėra. Mikroventiliacija, jos funkcija mums yra suprantama, aiški, bet mes kalbam ne apie valdomą oro kiekį. Mes kalbame apie oro kiekį, kuris priklauso nuo slėgių skirtumo susidarančių tarp pastato pusių, nuo vėjo greičio, kuris sukuria tą slėgių skirtumą ir taip toliau ir panašiai. Ačiū. Ir dar porą klausimų. Ar yra vertintas ekonominis atsipirkimas taikant A++ šiluminių atitvarų reikalavimus? Tai va tas cost optimal skaičiavimo metodika ir vertina tą ekonominį efektą. Taip ir vadinasi. Pabaigai, jeigu dar, kaip sakyti, skaidrės matote, tai ne, tai yra sąnaudų atžvilgių optimalus lygis. Energijos vartojimo efektyvumo lygis užtikrinantis mažiausias sąnaudas patiriamas per apytikrį pastato ekonominio gyvavimo ciklą. Čia yra tiksli frazė, kas yra tas cost optimal, kodėl jis skaičiuojamas. Tai čia yra atsato į klausimą, kad turėdami tam tikrų laikotarpių tarkime, šiai dienai gyvenam 22 metų, tai yra, atsiprašau, 17 metų nustatytais rodikliais. Tai tarkime, jeigu tuo metu energijos kaina buvo aukšta, medžiagų kaina pakankamai aukšta, o mes turėjome tokių, vadinkim, sviravimų, kuomet mes turėjome labai didelę energijos kainą, atsimenam turbūt visi, turėjome medžiagų kainos nepagristų šuolius, kurie, tarkime, buvo labai dideli. Tai šiuo pagrindu ir įsivertina. Šiai dienai, jeigu skaičiuojant cost optimal, tikrai tie reikalavimai būtų šiek tiek švelnesni. Tai mes tą puikiai suprantam. Tai va. Ačiū. Bet čia viskas eigoje, tai aš manau, kad čia tam skirtos institucijos, vadinkim, į tai atsižvelgiant, tie perskaičiavimai ir reglamentavimo keitimai bus. Be abejonės, jie laukia mūsų. Tik kada tik tai reikia jos pasidaryti, tos vertinimus galutinius. Ok, kaip ir aš klausiau, jau kitas klausytojas domisi, kokiais kriterijais įvertinama ta atsinaujinančios energijos dalis. Jeigu jūs galbūt eigoje galėtume atrasti kokią nuorodą klausytojams, kai pereisim prie kitų pašnekovų, tai būtų visai naudinga galbūt kažką ištraukti, kažkur nukreipti. Ir dar paskutinis klausimas, teigia klausytojas, bet sertifikuojant daugumą ekspertų traktuoja, kad lango atidarimą kaip natūralų vėdinimą. Tai tada klausimas, kodėl tikrintojai praleidžia tokius sertifikatus. Matote, kaip aš ir kalbėjau, kad natūralus vėdinimas, jisai yra toksai vėdinimas, kuriame nėra mechaninės vėdinimo sistemos. Ir tokio griežto reglamentavimo, kad pasakyti, jeigu ateinu į pastatą ir jame nematau vėdinimo suprojektuoto, natūralaus ir įrengto, kaip priklauso vėdinimo sistemos, o yra tiesiog langai, sienos, stogas, grindis, tai ten yra opcija įvesti tik tai natūralus vėdinimas. Čia galbūt, kaip pasakius, iš tikrųjų labai geras klausimas ir aš esu labiau šalininkas, kad vėdinimo užtikrinimas tai yra labai svarbi mūsų sveikatos dalis, gyvenančių pastate. Tai tarkime, jeigu mes neturime vėdinimo ir turime labai sandarų pastatą, tai mes turime suprasti, kad mums tas šviežio oro patekimas yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbus. Ir čia šitoje vietoje tikrai
to nėra griežto reglamentavimo, kad paimti ir jeigu nėra įrengtos vėdinimo sistemos, tai skaityti, kad nepriimti pastatą. Čia turbūt jau ir taip daug kas labai piktinasi, kad čia tų daug reikalavimų Lietuvoje, kad čia mes čia per griežtai reikalavom ir viską. Tai jeigu mes Ačiū. žiūrėsim bendram kontekste, pasilygintume galiu aš ir su belgais, ir danais, ir kitom šalim, kokie ten kai kurie reikalavimai, tai mums dar čia, dar iki jų reikia pasistiepti.